profesorius tokia ankstybėje dabar įsirašė. Ai, tai tada mokyklas. Pala. Kokion mokyklą? Da kad 2 šeštadieniais mokyklon reikia eiti. Nu, taigi tada, šitiem, kad ne geriau mokyklas, kas 2 šeštadienį reikia eiti mokyklan. Kur geriau mokyklas? Aha. Šitiem. Šitiem. Šeštadienį. Na. Kur čia dabar neži parodyti? Kas čia parašas? Vyras. Tėva buteliai. Mač. Ataik pažiūrėk, vanas daro. Va, vidury baltas dienas. Tėva butelius nori priduoti. Tu bronių ant vaiko nerėk, gal paprasčiausiai anas tau norėjo pastarnaut. Raimundukas norėjo butelius priduoti. Aha. A kam tau pinigai reikalingi? Nu tai suprantatgi, šiandien Valentino dieną. Būčiau pridavęs butelius ir dovaną nupirkęs vienai mergaitei. Palauk tu. Tėva reiškia butelius anas pridas, tėvas bus belaus. A tau, tuščia galva, tau ar padavanaja kokią Valentiną, kai kadu dovanų? Broniau, Valentino diena, tai tokia įsimylėjėlių diena, kai dovana. A, nu tai, taip, skaitas, šveisk, bet labai neišvaidau. Ponia. Va, Raimundukas tata teisingai saka. Žinok, galima ir pigiau išsisukti. Žinai, kad per Valentino dienų iškerpa ir dovanoja vieni kitiem tokia širdutės. Ai, tai širdutį jau turi? Turi padarei? Aha. Tai atneš parodyk. Gerai. Paledalta tėvai, kaip gerai, kad mieste atsikėlė. Žiūrėk, Raimundukas, mieste užauga vaikas, Jėzautas Čimodanas, bręst pradėjo. Žiūrėk, va, įsimylėja mergiotė. Nenusifantazuok čia tik tai. Tėva butelius norėjo priduoti. Tai va, įsivaizduok, praeis 5 metai, reiks būtą sustatyti šitam balvonui. Žiūrėk, kad tą nežažiu. Nu, kaip gražiai iškirpau. O, pažiūrėk, berniokas, Молодец. Аккуратнее visku. Kai nori padara kokį gražų darbelį, Saglyk. Ale kur man šitas materialas matytas, klausyk? Tėvai, čiagi mano vasarinė nauja sijono medžiaga. Kur ta Tava. spalva? Bravo. Raimundukas, palauk. Tai čia, Raimunduk, žiūrėk. Kas yra? Katrė jūsų langai, sakyk, niekaip nebeatrenku. Ale žiūriu, beausint senatvį tavi pradėjo veikti sklerozę, ką? Tu nebeatsimins ir kokiam miestį gyveno. Kad vėl langai nesakysiu, pasupykis da išdaužysi. Ne tavo madas, kad langus daužyti. Sakyk, greičiau man reikia. Tai va šitie, jeigu nedaužysi. Palauk, katras virtuvės? Tai katras, va šitas, ginto. Aha. Ar mikrorajonį žemę atsimsi, ar po mūsų langais greičių statysi gali? Nei tą nesiruošiu daryti. Matai, Raimunduk, pinigų neturiu dovanai, o šiandien Valentino diena, va. Suprantu, beausiu žiaučiu ir aš neturiu. Bet tai klausyk, tai kam tu dovanų dovanosi, ką? Dovaną aš, Raimunduk, nusprendžiau padovanoti savo vienintelį ir nepakartojamai, savo artimai draugiai, savo Stefutei. Tau kai tata sužinos, tai, žinai, bus vienas nepakartojamas Raimunduk, smūgis. baig durniuot. Nieko blogo nenoriu, aš tik tai noriu padaryti siurprizą. Aš vienam filmį mačiau, kaip vienas vyriokas, kai tas nupaišė va šitaip gražių širdį ant sniegą. Tai ir aš nusprendžiau taip pat padaryti. Ale žiūriu, beausi davaliai gudrus, kad ir iš kaimo, bet nesijaučia. Tai, Raimunduk, tik va vieną problemą dabar galvoju, kad vat mano tą vienintelę šitų širdį va pamatytų nupieštą po langais. Ai, Anato, mana gali būti ramus.
Ar dienų naktį pro langus poksa reikia ar nereikia, va? O tai gerai tada. Pamatys. A kur tu eini? Ai, tai, supranti, Piausi, varau užsidirb pinigų rimtesniai dovanai, negu mintį ant sniegų, davai! Varau užsidirb pinigų rimtesniai dovanai, o tai va tai tikras miesčionis pasidarė. Varau užsidirb pinigų. Ponia Stefanija, kaip gerai, kad jūs atėjot. Aš kaip tik dabar apie jūs ir galvoju. Eik tu, Romualda, aš apie tau visų valandų galvoju, būk žmogus, padėka. Gerai. Eime į vidų, ką čia mes prie tos lenkščio. Kaip prie palinkusio glos sustingom. Ponia Stefanija, aš šiandien tokia romantiška, aš pati savimi negaliu atsistebėti. Ir vis per tą Valentiną. Eik, Valentinas! Aš pažįstu jį? Maladėts, kad išvarytų Vitalijų, kapėt jau. Seniai sakiau, tau varyk lauk. Ne, aš apie meilės dieną kalbu. Tai aišku, tai tokį vyrą išvarytum, tai pati durna būtum, tai ko aš tau sakau? Klausyk, Romualda, kuo tu apsirengsi per šventę? Tai kad va, ir nežinau, spintos lūžta, apsirengti nėra kuo. Pati pasižiūrėkit. Aš atsiprašau, man nepatogu tamsta trukdyti kaimynę tokią dieną, bet... Niekad tokia nesugalva šitą tų dienų, braliuk, mes anksčiau kaimį tokių dienų nešvysdavom. Va, kalaki būdavo dvi šventės, ataskaitinis ir nauji metai, tada jau liuobdavom, ai. O dabar žiūrėk, laisvai Lietuvai prasidėjo. Kūčias kalėdas, nauji metai, kovo 11, vasario 16, jeigu dar rinkimai pastaikė tam tarp, vsio, gali gerti pusę metų. Aš ne apie gėrimą. Taigi, Valentino diena tai įsimylėjų diena ir tiems, kuriuos mylim, reikia šiandien daryti staigmenas. Kad aš nelabai. Ko nelabai? Nu, Stepas nelabai aš myliu. Tai kodėl? Mes šraikalažionėmės, nu. Sak, prakšto ar viskas, va, vestuvės. Bet juk gražiai kartu gyvenat, sūnų kaip pažalą auginat. Rabundėlį? Na. Garamai, žiūrėk, tai jau tu paniai nupirkai kakį davaną? Nupirkau prancūziškų kvepalų. Brangus gyja, kiek mokėjai? 140 litų. Durniuoji, gal aš va, nei tą neturiu, vsia. Na, taigi ne dovana svarbiausia. Taigi dėmesys svarbu. Galima eilėraštį apie meilę padeklamuoti, dainą kokią padainuoti. Daina tai mintis gera, kur harmonika? Ne, harmonikos tai nereikia. Gal geriau jūs man padėkit, kaklaraištį išsirinkti, kur čia geriau prie marškinių man tinka. Na, vėl nežinau, aš ne dizaineris, bet va, pažiūrėjus prie mėlynų su mėlynu. Dek, gerai. Ir va, žiūrėk, ir šitai didesnį guzų padaryk dabar valdžios vyrai, žiūrėk, kaip atsistaja, čia guzai pareišti. Tai, nu ir žiūrėk, susirišė ir tada dainų. Tvarkai, vyriukas, nevėk. Broniau! Kas yra, ponas Viktorai? Ko jūs keliat paniką? Raimundukų susėmė faraonai. Kokie faraonai? Jūs kažką maišot. Faraonai seniai, prieš 1000 metų virto mumijom ir nieko susemt nebegali. Nematink tu manęs filosofijas. Raimundukų, sakau, supakavo mentai, nu. Policija Raimundukų areštavo. Tokiu charakteriu seniai taip jam turėjo atsitikti. Nu, ką reikia? Kas atsitiko? Avarija kokia, Taigi Raimundukų suėmė policija, nu, antrankius uždėję. O tai už ko jį suėmė? Kuku padarė kai ko? Taigi per kelių pervedinėja babūtas. Nu, tai čia tai nenusikaltimas? Tai daugi, taigi, aš, dieve man, čia kaip tubiauras ir jie būrys. Aš va pionierium būdamas, taigi va, saliutuodavau, žinai? Bet
kitos babutės visai per šitų kelių, tai nenorėjai eiti. Nu, O, čia jau kitas dalykas. Tu tik tai keitas dalykas, tu labai tai žinai. Babelas stovi va, prie kelio įsižioji va, bazarina, tai anas žmogus padėjo perį. palaukit, duokit pasakyti lygi galą. Jis su šitų parvedimų per kelių iš tų babūčių imdavo mokestį, nu, po 1 litų. O, čia jau vadinasi reketas. O tai kam jam tie pinigai? Dovanų, kokį tu norėjai, kokiai tai mergai nupirkti, nu tai veikti kažko, nu tai perkūnas susuka galvą šitą meilas dieną visiems va gatavai, nu. Va, aš jam dabar šitam, ką pagausiu, va, duosiu aš jam. Ką tu jam parodysi, broniau? Taigi jis areštinėj uždarytas, nu su antrankiais, nu, ir dar nepilnametis. O jeigu ne pilnametis, tai turi atsakyti tėvai. Tu čia kalbi dabar nesąmonės, tėvai turi atsakyti, Alnas Balvonas prisdirba, prie ką čia tėvai dėjo. O už tai, kad blogai auklėjo. Blogiau klei, va, aš tėpai kiek kartų sakiau, duok gyvatys, randan ir vsio. Nebetrieskit, sakau, nebūdu, reikia kažko daryti, reikia kaip nors galvoti, ką daryti. Nu, va tai, va, broniu, tokį vis girdavais, grundų pažįsti, tai skambink, nu, gal iš gelbos, gal iš ratavos, nu. Grundų, sakai. Nu, Nu, tai ne aš labai... Tu, va, Vitalijus, ei, tu paskambink Grundai, ką? Nu, tai kaip aš paskambinsiu, kad aš jo nepažįstu? Tu tai bus proga suspažinti tau, kaip tik paskambink, tai Vitaliką paskambink. kas čia? Rakinkit duris! Greitai rakinkit duris, neužinu imk! Kad aš tau nuėmė? Paleis tą sopą! Ta ne taip sapės. Ponas Bronislavai, taip negalima, taip nepedagogiška. Gerai, dėdė Vitalijus saka, paleisk! Dėdė saka gerai, a tata dara gerai. Broniau, nutrauksiu vaikui ausyti, kai liks visai, va, balvonas. Ne balvanas, o liks beausis! Sakyk, tokių pridirbai. Tata, tai kokį pridirbai? Babutį vienu per gatvį parvečiau, tai davė 2 litus. Nu tai tu daugiau. O paskui dar 6. Kas 6? Babutės, kur nenorėjai eiti. Va, tada 14 litų. Jo. Ponas Bronislavai, kiek man žinoma, Lietuvos baudžiamasis kodeksas už svetimo turto prievartavimą numato laisvės atėmimą iki... Palauk, tai dabar ko? Už šitų 14 litų, tai dabar berniakas kalėjimanse? Ai, nenoriu iš kalėjimą, tata, nenoriu. Pagal kitą to paties baudžiamojo kodekso straipsnio punktą už nepilnamečių įvykdytą nusikaltimą atsako tėvai. Vadinasi, jūs, ponas Bronislavai. O tebe rasai. Tau, tata, kalėjimą reiks tau. Ko man kalėjiman? Man atrodo, kad Raimundas bus nepakaltinamas. Ir kitas baudžiamojo kodekso straipsnis tokiu atveju atleidžia nuo atsakomybės. O tai Vitalijus, o tai pratavakštas, o tai išmastė, va, o kad man tokį kaimyno nebroniau. Na, apsispakajink. Vitalika mano kaimynas ir va, dėkui Dievui, va, kad tokį interesų va, bernekų turiu, va, tai. Interesnu. Šūkerį! Tai kas duris atidarys? Ar lauksime, kol išlauš? Nu jau šitą tai nebus. Broniau, tu pasakyk jiem, kad boba išėję, duris užrakina ir raktus išsinešė, gerai? Nepadės. Jie neturi teisės be orderio. Prašykite, tegu parodo orderį. Tata, tu jam pasakyk, tegul eina kibenį. Aš tau duosiu kibenį. Va, dasigyvenau per varą laisvos namus, nevėr vietą. Mes išsidavėm. Įsidavėm? O tai kas dabar bus? Reikia atidaryti. Tai kas atidarys? Tai jūs šeimininkas. Va, šeimininkas.
Labą dieną. Labą dieną. Ai, mūsų kleckiukai parėję abidvėsi pūsti. O, Tada man labai rankas skauda, ką? tėvui galvoną tą visi jau skauda. Ponas Brojo, nu reiktų jam nuimtos ranką. Nuimt, a taip aš nuimsiu, kas uždėjo, tas tik ir nuima. Žiūrėk, broniau, aš vienam filmį mačiau amerikonų, ant ugnies pakaitinava ir šitas grandinės nutrūka, nu. Aš tau pakaitinsiu ant ugnies, skaudės. Vyrai, netriukšmaukim. Moteris laukia. Reikia sugalvoti, ką mes jums šitokią dieną pasakysim. Sugalvoti. Va, aš galvoju, mes galim padaryti pageidavimų koncertų. Kaip saka, kas kaip maka, tas taip šauka. Ne, aš nešoksiu, man nugarų skauda, radikulitas man. Supratau. Kiekvienas turim parodyti po koncertinį numerį. Aš parodysiu antrankius. Čia kalbinė sąmonės. Duok, kavau. Aš tau duosiu. Mamytė pasakys pamačius antrankius tokių dienų. Taip, dabar visi paslykit, aš einu pranešiu. Brangias moterys, koncertą skirtą Valentino dienai skaitau pradėto. Pasitikim artistus. Tai ką nepradedate? O, gudrus, tai pats pradėk. Na, tekstą nepasikartojau. Velesiais ir kerpiam apaugus aukštai. Ne, šitas netinka. Tai iški netinka. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Ne, šito nesupras, paskui gali įsižeisti. Saulė nutegusi, pasa, tu piemenaitė murzina. Ne, šitas Romualdai nelik. Ką daryt? Būti ar nebūti? Štai klausimas koksai. O šitas gal neblogas, ką? Palauk, žiūrėk, eilėraščiai tavo gerai, bet aš sakau, va, jeigu mes abudu kaimyniškai, va, išeinam, sustojam, reiškia, Ramundukas praneša kaip kuodį su girjoto ir uždainuojam, va, pavyzdžiui, kokiu, reiškia, stovi malūnas prie kelio. Šitos dainos man nelabai. Klausyk, tata, ar jeigu vat abudu užtrauktumėm, ką, duetų? Tokį galim, per naujus metus jau bandėm. Steputė pagalvoja, kad aš tau smaugiu, tinai. A kaip tu galvoji, tata, jeigu aš anekdotų kokį pasakyčiau, ką? O sakai, tiks? Aha, Nu, puci. apie Petkur Čapajevų. Sakyk, nesvarbu. Gerai, vienų dienų vadas sugalvoja Petkur Čapajevų išsiųs pas baltuosius anon pusėn instrumentų pavogt. Laukia vadas, laukia. Žiūri Petka, atplaukia ant būgną. Saka, Petkai, a kur Čapajevas? Ai, saka, Čapajevas dugną pianino tįsia. O tai prie ką čia Valentino dieną? Nežinau. Klausykit, o jeigu aš kokį Bradūną ar Brazdžionio eilėraštį padeklamuočiau? Palauk, tai tik kas apie Valentino ir? Aš žinau apie Valentinų. Pasakyt? Sakyk. Valentina Tereškova maukis kelnes Golkilovą. Balvonas tai. Pradėstat koncerto, nepradėstat. Tuoj pradedam. Ramundukas eina pranešinėti. Pradedam pageidavinimų ir sveikinimų koncerto. Dalyviai, Beausis, Lietuva. Mano tata bronius Galvanauskas ir dėdė Vitalijus iš antrą aukštą. Pirmas Vitalijus.
Mielos damas, dabar eilės jums. Puslėtusios rankos, veidai prakaituoti. Jūs sukūrėt viską, kas žmonės maitina. Dabar koncertuos mano tata, brolis Galvanauskas su armonika. Pabučiuok, 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 tu mane bučinių neskaičiuok, jų vis vien negana. Pabučiuok, 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 tu mane bučinių neskaičiuok, jų vis vien negana. Kai mano senelis mergaitės mylėjo, navolis iš šokių, iš lėto lydėjo. Pabučiuok, 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 tu mane bučinių neskaičiuok, jų vis vien negana. Pabučiuok, 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 tu mane bučinių neskaičiuok, jau vis vien negana. Dabar pasirodys dėdė Viktoras. Tata suryša. Atsirakina. O tai kas čia nukrito tau, Raimundukas? Ai, čia fokusai. Va, Viktorai, ateik pradėk to. Aš ten nieką šito neturiu, nieką nemoku. Bet aš jums vis tiek labai gerbiu ir myliu, bet nieką neturiu. Ir vienam amerikonų filme mačiau aš, kaip vienas amerikonas savo panelai padovanoja sniegą angelą. Ir aš jums dabar norėčiau padovanoti savo skrydį. Nu šaks, kaip dievų myliu, nu šaks. Laikykis, paviršutį. Stambiausiai nušausiu. Viktorai! Jesús Marija, kas čia daras? Tai kas čia dabar daras, sakyk, kur nuo ko jis tai ruošias nušokt, kas tai per angelas iš sniegą, tu gali paaiškinti? Ponia Stefanija, aš kiek suprantu, sniego angelas, tai kuomet žmogus guli ant sniego ir va taip va su rankom ir kojom daro, o iš viršaus atrodo, kad angelas skrenda. Žiūrėk, beužiskai. Man tai žinai panašus ant traktoristo, kuris trečią parą neranda namų po atlyginimo. Ponia Stefanija, bet sutikite, kad šiandien vis tik tai romantiškiausias buvo ponas Viktoras Beausis. Tai svarbiausia, žinau, kad kaimynai nepamatytų. Greitai iškviek durnieną sen išveš tikrai. Jas, bet kaip man, niešti plaukai, tau po to per ugnę niešti plaukai. Nieko savo.